Pasaulyje maždaug yra tarp 150–170 tūkstančių grybų rūšių atrasta. Buvo daromi tyrimai ir vienur tik raunami, kitur tik pjaunami ir tas įtakos neturėjo grybų augimui. Dėl toks didžiausias mitas yra, kad reikia tada visus grybus į puodą ir virti. Kuo ypatingai, kad jie turi daugybę visokiausių cheminių elementų. Jie tokie kaip mini chemijos laboratorijos. Yra žmonių, kurie dabar yra tiesiog jau potencialūs nusikaltėliai, laiko draudžiamas narkotinės ir psichotropinės medžiagas namuose, kur susidžiovinę musmirių ir pamiršę, kad jas turi. Lietuvių kulinarijoje kažkaip tai įsigalėjo tokie ne visai teisingi grybų paruošimo būdai, kurie dėl to grybai gali būti ir neskanūs. Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, štai pralekė dar 2 savaitės, pralekė visas sausis jau taip greitai ir netikėtai ir vėl sveikinamės mes, Evelina ir Laura ir tinklalaidė Ar valgoma. Šiandien leisimės kaip ir įprastai dar vieną labai įdomų ir akiratį plečiantį pokalbį. Į šitą pasaulį mus dažnai nukreipdavo kiek dažnas pašnekovas, vis nuskambėdavo kažkokia užuomina ir šį kartą mūsų svečiuose grybų pasaulio ekspertė, edukatorė, tinklaraštininkė Aurelija Plukė. Ji mums papasakos, kokie grybai yra valgomi, kokie ne, kur jų ieškoti. Tikrai gyvename grybų šalyje, bet dažnai net neįsivaizduojame, ką daryti įžengus į mišką. Tai taip pat pažvelgsime ir į funkcinių grybų pasaulį, kurie vis populiaresni ir vis dažniau mirga produkto etiketėse. Tai apie visą tai pasikalbėsime, bet pirmiausia, labas Aurelija. Labas. Mūsų pokalbį mes dažniausiai pradedam nuo tradicinio klausimo, kas mūsų pašnekovams yra nevalgoma. Tai tau klausimas šiek tiek kitoks, kokio grybo, kuris būtų valgomas, nenuodingas ir kaip paruošto atsisakytum. Sunku pasakyti, neturiu net tokio kažkokio aiškaus grybo, kurio gal nevalgyčiau, bet jeigu man siūlytų kažkokio tai man mažiau pažįstamo grybo, kur nors koks nors man nepažįstamas žmogus svečiuose, tarkim, tai tada gal ir gerai pagalvočiau ar valgyti, nes visgi ne visada gali pasikliauti kitų žmonių gebėjimu teisingai surinkti valgomus grybus. Tai gal tai būtų, kad nevalgyčiau. Tai gal ir jeigu turgui kažkur irgi nesirinktum grybų pirkti? Turgui irgi dažniausiai net neperku, nebent tai yra grybai, kuriuos šiaip augino žmonės, ar šitakė, ar kreivabudės, ar panašus grybai, nes aš irgi ne iki galo žinau, kada tie grybai surinkti, kur tie grybai buvo surinkti, tai irgi toksai, nes kaip turgui būna, ko paklausi, to ir gausi, tai nebent yra gal kažkoks patikimas žmogus, kuris žinai, kad tikrai jisai nuėjo kažkur į mišką, ne miesto pakraštyje ir surinko šiandien tos grybus ir panašiai. Šiaip mes dažnai juokaujam, kad būtent šitam foteliuke į šį klausimą nuskambantis dažniausiai atsakymas, kas yra nevalgoma, buvo iki šiol grybai. Tai ir pačiai tikrai dažnai tenka susidurti ir edukacijose su tuo, kad žmonės nemėgsta grybų. Jo, tikrai būna dažnai vienas kitas žmogus, netgi būna žmonių, kurie labai mėgsta grybauti, bet visiškai nemėgsta valgyti grybų. Bet, aš taip dažnai mėgstu irgi papasakoti, kad gal verta paeksperimentuoti ir atrasti grybų paruošimo būdus. Nes visgi lietuvių kulinarijoje kažkaip tai įsigalėjo tokie ne visai teisingi grybų paruošimo būdai, kurie dėl to grybai gali būti ir neskanūs. Nes mano vaikystėje, kai buvo ruošiami grybai, tai irgi ne visiems patiktų gal toks grybų paruošimo būdas. Bet vėliau, kai pati pradėjau eksperimentuoti, skirtingus grybus skirtingai paruošti, tai tikrai labai gali atrasti naujų skonių, naujų tekstūrų ir labai gali būti, kad atrasi tiesiog tą grybą, kuris tau patinka, būtent va taip paruoštas. Tai aš taip iškart labai nepatikiu žmogum ir tikrai galima dar paeksperimentuoti. Tai apie tos paruošimo būdus dar tikrai pakalbėsim, bet pirmiausia, smalsu, kaip tu pati atėjai į grybų pasaulį, kai prasidėjo gyvos edukacijos, kurias tu vedi ir tinklaraštis. Nežinau, turbūt miške per daug leidau laiko ir prisikvėpavau grybų sporų ir tada žiūrėk jau, aš visiems pasakoju apie grybus. Bet šiaip tai turbūt iš tokio bendro domėjimosi gamta ir visa vaikystė buvo praleista kaime ir visa žaidimo aikštelė mūsų buvo gamtoje, tai visada buvo daug tos smalsumo kažkaip tai pamatyti, tai kas čia, kaip čia viskas veikia, kokie čia dar padarėliai aplinkui gyvuoja.
Ir paskui po daug metų iš tikrųjų pradėjau gal fotografuoti miške dalykus ir vieni iš jų buvo grybai ir tada natūraliai buvo įdomu, kad tai ką aš čia radau, ieškojau informacijos ir tada vis atrasdavau kokią nors tokią mane nustebinančią istoriją apie tos grybus. Na ir taip po truputėlį tas grybų pasaulis man atsivėrė iš tokio, kad valgoma, nevalgoma to įprasto klausimo, kas man ir buvo grybai tiesiog kaip kokios uogos, kurių eini į mišką pasirinkti, į tokį labai įdomų, visiškai mažai atrastą pasaulį, kuris iki šiol nepaliauja stebinti ir viską nors naujo atrandi ir toksai, geras. O ar žmonės Lietuvoje jau atranda vis labiau tą grybų pasaulį? Neseniai net BBC rašė apie mūsų grybavimo ypatumus, apie Dzūkiją. Bet panašu, kad turbūt žmonės patys dar tiek nežino daug apie grybus. Su kokiais dažniausiai susituri žmonėmis? To smalsumo tikrai daugėja, apskritai gamta, nes, ypatingai per karantiną, tai labai daug žmonių, tiesiog įvertino, ką reiškia turėti galimybę, pabūti grynam ore, pabūti miške kur nors. Ir man atrodo, po to tikrai atsiranda vis daugiau smalsumo sužinoti daugiau įvairiais aspektais. Tai iš to galima spręsti ir kad atsiranda vis daugiau skirtingų ir edukacijų, ir apie paukščius, ir apie augalus, ir apie grybus. Tai, žodžiu, atsiranda vis daugiau skirtingų formatų, kaip tu gali susipažinti ir daugiau žinoti, kas čia aplink tave yra. O grybų atžvilgių, tai gal tiesiog, Lietuva yra, kaip vadinama, mikofiliška šalis, tai vadinasi, žmonės nebijo grybų, juos drąsiai renka, kartais gal net per drąsiai, jeigu pasižiūri kokias nors grybautojų Facebook grupės, kur ten prisirinko kažkokių grybų, ne visai žino žmogus, ką prisirinko, jau į lėkštę sudėta, bet dar paklausia, kad ar valgomas. Ir tada, aišku, komentarai. Valgomas, kitaip ne. Nuo medinio bajerio iki valgomas vieną kartą, iki puikus grybas mes čia renkam ir nuodingas ir taip toliau. Tai, gauni visą nuo iki paletę atsakymų, tai nežinau, kaip tada tas žmogus nusprendžia, čia valgyti ar ne. Bet ir dažniausiai tas gal to žinios ir susifokusuoja, tai ar galiu valgyti ar negaliu valgyti. Tai apie bet kokį grybą, ką kalbėsi, tai iš karto ar valgomas klausimas, tai labai tinka. Bet yra ir daugiau tikrai smalsių žmonių, kurie nori daugiau sužinoti apie grybus, ir kai jau ateina daugiau sužinoti, tada ir pavyksta gal atverti šiek tiek tas duris į tą grybų pasaulį ir kuo toliau apie juos paskui domiesi, to labiau supranti, gal žmonės gyvena grybų pasaulyje. Esi minėjęs, kad grybų pasaulis šiaip yra pakankamai menkai ištirtas. Kodėl taip yra? Ir suprantu, kad čia atskiros edukacijos vertas klausimas, bet trumpai, kuo svarbus grybai mūsų ekosistemai, koks yra jų vaidmuo? Tai atrodytų gal, kad grybų funkcija pagrindinė pamaitinti žmonės, bet, iš tikrųjų taip nėra. Tai grybai iš tikrųjų labai yra svarbus. Tai jeigu žiūrėtume į organizmų skirtingas grupės, tai grybai yra viena didžiausių apskritai organizmų grupių, tai yra atskira karalystė. Ir grybų vaidmuo yra, esminis. Tai be grybų nebūtų augalų iš esmės, nebūtų gyvūnų, nebūtų turbūt ir mūsų. Tai grybai padeda ir augalams gyvuoti, beveik visi augalai turi savo partnerius grybus, kurie padeda tiek susirinkti maistinės medžiagas, vandenį, apsaugo augalus ir panašiai. Tiek gyvūnams padeda, mūsų organizmuose irgi gyvena grybų žolėdžių gyvūnų skrandžiuose, tarkim, grybai padeda virškinti celiuliozę ir panašiai. Tai labai daug skirtingų tų poveikių, plus ir klimato visa reguliacija prisideda grybai prie to, nes reguliuoja anglies, žodžiu, tą visą kaitą, cirkuliaciją, padeda anglį užrakinti, žodžiu, dirvą ir grybienoj, padeda ją išlaisvinti ir panašiai. Tai, žodžiu, toks labai svarbus prie daugelio ekosistemų prisidedantis organizmas. Ir paradoksaliai yra viena mažiausiai ištirtų grupių. Tai apie grybus žino mažiau nei 10% tik tai ir mokslininkai žino. Nes sąlyginai visai neseniai, prieš kokius 50 metų, tik tai mokslininkai iš vis susigaudė ir sutarė, kad grybai tai ne augalai kažkokie keisti, o yra atskira karalystė. Ir tada gaunasi toks uždaras ratas, kad nėra pakankamai duomenų, tada ne visai yra finansavimo pakankamo tyrimams tiesiog, kurie tirtų įvairovę ir kokie čia apskritai aplink mus grybai yra.
Tada, kadangi nėra tyrimų, tai negali ir atrasti gal kažkokio potencialo, kuo grybai gali būti mums naudingi arba žalingi. Na ir mokslininkų šiaip nėra daug. Daug šitoj srity veikiančių žmonių yra panašiai irgi kaip aš, tokie mėgėjai, kurie kažkaip gilinasi arba į atskiras sritis, arba jo kažkokią paima temą, bet to mokslinio darbo tikro, na, kaip viena mikologija mokslininkė Lietuvoje sakė, kad studentam labai įdomu apie grybus, labai kaip čia juos pritaikyti ir taip toliau, iki kol kalba pasisuko apie tokį, na, tikrą mokslinį darbą, nuoseklų, ten atidų. Tai ir taip gaunasi toks uždaras ratas. Akivaizdu, kad turbūt daug grybų dar net ir nežinoma egzistuojant, kadangi ne visas pasaulis ištirtas, bet kiek kol kas yra žinoma tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje grybų rūšių? Tai pasaulyje maždaug yra tarp 150–170 tūkstančių grybų rūšių atrasta, o Lietuvoje yra apie 7 tūkstančiai grybų. Daug. Jo, tai aišku, apie tuos neatrastus grybus tai dažniausiai tai yra mikroskopiniai grybai. Tai jų mastas gali būti toks, kad jeigu ten šaukštą dirvos kur nors pasemtume, tai ten gali būti keli šimtai tiesiog naujų grybų rūšių, kurie, na, kažkaip tai jie nėra makro grybai, jie neišlenda kažkur, mums nepasirodo, tai tokius greičiau, aišku, kažkas tai pamato ir užfiksuoja, bet tie visokie mažyčiai, tai jie lieka tokie nepamatyti. O iš tų 7 tūkstančių tai kiek valgomų? Na, kaip dabar 22 metų jau toje didžioji Lietuvos grybų knygoje nurodyta, kad apie 400 rūšių grybų valgoma, bet dar galėtum iki kokių 500 turbūt pririnkti, ten jeigu visokius tokius nišinius valgomus grybus. Jo, tai toks, na, ir gana daug. Jo, bet įprastų renkamų grybų tai iki 50 kažkur turbūt rūšių, tokių dažniausiai, ką žmonės įpratę atpažįsta. Bet turbūt dažniausiai, manyčiau, įpratę iki 10. Išvardyta, tai reiškia, dar yra kur plėsti akiratį, tikrai. Taip. Dažnai nelengva ir prisiminti tuos pavadinimus, net jeigu juos ir žinom. Tikrai spalvingų yra kopūstagalvis raukšlius, juodasis drebutis, plokščiasis blizgutis. Kaip atsiranda grybų pavadinimai? Ar jie dažnai yra panašus į tai, ar tai yra kažkokie tiesiog legendos susijusios? Na, įvairiai turbūt. Tai viena, kai jau kažkas atranda naują grybų rūšį, tai tada, aišku, tas mokslininkas jau ten išsiaiškina per visą sistemą ir procedūras, kad tikrai tas grybas neatrastas. Tada galvoja lotynišką pavadinimą. Tai, na, grybų visi pavadinimai susideda iš dviejų žodžių. Tai vienas žymi gentį, didesnė grupė grybų, kuriai tas grybas priklauso, o kitas jau rūšį ir nurodo kažkokį ten požymį gal tos rūšies. Tai lotyniškas yra toks universalus, kur visose šalyse gali susikalbėti, na, o jau lietuviški ar angliški kiti, tai jau jie gali daug variantų turėti. Aišku, vienas būna kažkoks tai labiau mokslinis ir, na, įdomu irgi su tais pavadinimais, kad Lietuvoje yra kai kurių spalvingų pavadinimų, bet dauguma jų tokie labai konservatyvūs, kur tikrai pinasi ten kempinė, kempė, kempelė, pintis, pintainė, pintelė, kur jau ten reikia daug laiko kartoti tos grybus, tos pavadinimus, kad nesipainotų. Ir dažnai net aš pavyzdžiui, anglišką atsimenu pavadinimą, nes anglų kalboje, na, jie pagal jų turbūt procedūras, nes pas mus, man atrodo, patvirtina pavadinimus Lietuvių kalbos komisija. Na, tai aišku, pavadinimas irgi negali būti labai iš pasakų ar fantazijų srities. Čia kaip ir nesviestas sviestuotas, turi būti labai aiškus, nurodyti kažkokį požymį grybo, bet anglų kalboje tai jie fantazijos neriboja. Ir pas mus, jeigu yra ten koks juodasis drebutis ar kitas yra liaukingasis drebutis, tai anglų kalboje yra witch's butter, tai raganų sviestas. Arba pas mus yra, na, elnegrybis kislusis, tarkim, jau elnegrybis gal irgi spalvingesnis, bet angliškai yra dead man's fingers, tai numirėlio pirštai. Nu ir visokie ten elfų puodeliai, taurelės ir panašiai. Tai, nu, tokie, kur iš karto labiau atsimeni tokį pavadinimą ir dažnai aš kartais į lietuvių kalbą verčiu. Tai jiems labiau pasisekė, tikrai labiau pasisekė su pavadinimais. Bet gal ir dėl to, kad, na, visgi anglakalbės šalis daugiau yra tos tokios mikofobiškos šalis. Tai reiškia, kad jie, na, grybų prisibijo ar kultūriškai yra kažkaip tais įdiegta, kad, na, grybų neaišku, kas čia per padaras, reikia bijoti ir dėl to tie pavadinimai dažnai
tokie va kaip iš fantasy kažkokių tais knygų, jo, kažkokie mistiniai, ten visokios raganos, numirėliai. Tai... O pas mus tokie drabučiai, pinėlės. Kad suprastum, gali valgyti ar negali, kartais iš pavadinimo net, jei tai kažkoks valgomas daiktas. Tikrai. Tai keliaukime į tą mišką. Tai kur grybauti, kaip rasti tas vietas, kur auga grybai? Na, tokio paprasto atsakymo nėra turbūt, nes, na, bet dėl to gal ir tas azartas didesnis, nes jeigu kaip darže galėtume nueiti, žinot, kur grybai auga, baravykai, tai būtų mažiau įdomu. Bet, na, šiaip tokia bendra gal taisyklė, kad, na, didžiausia įvairovė bus grybų, tokio vidutinės brandos pušynė, vat, kaip įsivaizduojam, dzūkišką mišką, pušynė, kuriame yra dar eglių kokių nors priemaišų kitų medžių, tarkim, nes tiesiog dauguma mūsų renkamų grybų, vat, jie gyvena partnerystėje su medžiais. Tai vat, būtent dauguma jų ir gyvena su pušimis, eglėmis, beržais, ten ąžuolais. Tai į tokį mišką reikėtų eiti, kur miško paklotė yra samanos, ne kažkokie brūzgynai ar žolynai. Tai jeigu yra, aišku, dar reikėtų stebėti labai, kokios yra sąlygos, nes grybams svarbiausia yra drėgmė. Tai va, jeigu yra pastoviai drėgna, tai tada galima tikėtis, kad tų grybų ir bus. Kokios taisyklės grybaujant, kaip neprisidėti tų nuodingų grybų į savo pintinėlės? Na jo, tai gal pagrindinė tokia taisyklė būtų, kad nerinkti tų grybų, kurių nepažįsti. Tai jeigu nesi 110% tikras, kad čia tas grybas, kurį ir galvoji, tai tada reikėtų palikti tą grybą, nes tikrai taip galima prisirinkti, ko nežinai, ir paskui klausinėti grupėse Facebook'o ar čia valgyti. Jau paruošus. Jau. O kitas tai, kad nėra vienos tokios taisyklės apie tai, kaip atpažinti nuodingus grybus, nes dažnai žmonės turi ten vieni iš uoslės, jiem ten kvapas kažkoks, tai kiti žiūri, čia ar sijonėlis yra ar nėra, bet vienos tokios taisyklės iš tikrųjų nėra. Vienintelis, kas galėtų gal padėti, jeigu esi visiškai pradedantis grybautojas ir taip nori, na, taip atsargiau rinkti, tai reikėtų pradėti nuo tų grybų, kurie po kepurę turi porėtą apačią kepurės. Tai kaip baravykai, raudonviršiai ir panašus grybai, ne lakštelius, nes tarp tų, kurie turi lakštelius Lietuvoje, tai vat yra nuo labai skanių iki mirtinai nuodingų. Ir ten jau gali būti labai sunku atsirinkti, jeigu neįgudus akis. Bet tie porėti, tai Lietuvoje iš tikrųjų visi yra daugiau mažiau valgomi, yra vienas kartus baravykas, bet na, jis nėra nuodingas, tai galima lyžtelti ir visada įsitikinti, ar čia tas kartusis ar ne. Ir yra vienas nuodingas, šėtonbaravykis vadinasi, bet jisai yra labai retas grybas ir na, jisai jau ten visas melinuoja, yra raudonų kotų, oranžinė apačia, nu toksai, kur... Siunčia signalus. Jo, kur pagalvotum, kad gal keistas baravykas. Taip, tai galėtų būti tokia pradžia. Mes viską pripratę gamtoje, žmonės, kurie daugiau gyvena mieste, gamtoje pripratę vis su kažkokiais appsais įsiaiškinti, ar nėra kokio grybų appso, kur galėtume, nežinau, nuskaityti grybą ir pasižiūrėti. Šiaip yra daug įrankių dabar, tai vienas gal paprasčiausių, net nereikia appso, nufotografuoji ir per Google Lens paiešką, per vaizdo paiešką mėgini surasti. Kita programėlė labai mėgstama mano yra iNaturalist vadinasi, tai jinai yra visai gamtai, ir augalams, gyvūnams ir grybams. Tai ten irgi įkeli nuotrauką, pagal telefono lokaciją gali pasirinkti vietą, parašai gal kažkokį pastebėjimą ir tada jau iš tos visos, ten yra labai jau daug duomenų prikaupta, tada gali tau pasiūlyti grybo pavadinimą, kas maždaug šitoj vietoje yra randama. Ir tada dar irgi paskui kiti naudotojai iš tos programėlės turėtų patvirtinti, kad taip čia yra šitas grybas, arba na, jeigu ne, tai pasiūlyti kitą. Tai toks visai neblogas įrankis, nes na, tie įrankiai tiek veiksmingi, kiek juose yra sukaupta duomenų. Bet aišku, ne apie visus grybus taip lengvai gali rasti. Tai aš kaip paprastai darau, tai pradedu per paiešką šitą arba iNaturalist, tada žiūriu nuotraukas, dar pagooglinu tuos grybus, ar tikrai taip atrodo, tada skaitau aprašymą, kad įsitikinti, nes aišku, kartais grybai labai būna, na, paprastą musmerę raudoną su baltais taškiukais. Tai aišku, kad jau visas programėlės atpažins, bet būna kitų, kur panašus į kitus, tai dėl to būna ne visada taip paprasta. Radau tą grybą nenuodingą raut ar pjaut?
Aha, jo, čia tas amžinas klausimas. Tai iš tikrųjų, jeigu mes rūpinamės, kad nepakenktume grybams ir jie ten toliau augtų, tai tada nėra skirtumo iš tikrųjų, nes buvo daromi tyrimai ir vienur tik raunami, kitur tik pjaunami ir tas įtakos neturėjo grybų augimui. Bet kartais gerai yra išrauti, jeigu mes nesam 100% tikri, kas čia per grybas, nes tada mums yra tiesiog paprasčiau identifikuoti. Tai tarkim yra grybai kaip umedės, valgomas grybas su lakšteliais apačioje, jos yra skirtingų spalvų, daug rūšių ir musmerės yra. Ne? Tai jeigu tik žiūrėsim į kepurėlę iš viršaus, į lakštelius po apačią, tai galim sumaišyti kokią žalsvąją musmerę, kuri yra mirtinai nuodinga su umedė. Bet jeigu išrausim, tai pamatysim, kad musmerės kotelis apačioje yra visada ten kažkoks gumbas, kažkokios atplaišos tokios, o umedės, tarkim, švarus, jisai tiesiog smailėjantis ir taip mes galėsim geriau identifikuoti grybą, nes ta kotelio apačia dažnai būna vienas iš tokių kriterijų. Bet svarbu iš tikrųjų, ar rausim, ar pjausim, tai nekapstyti aplinkui samanų, ten neieškotų mažuliukų grybų, kurie gal dar neišlindo, nes taip mes atidengiam pačią grybieną. Tai jeigu grybieną mes pažeisim, tai tada jau tas grybas jau ten sunkiau atsigaus. Jau užsiminiai, kad lietus ir drėgmė grybams patinka. O kaip yra su mėnulio fazėm? Čia irgi daug legendų sklando, kad reikia eiti, kai tam tikras mėnulis. Šiaip čia GPT pateikė labai įvairių mitų apie grybus, ten net ir sidabriniu šaukšteliu gali patikrinti, ar jis nuodingas ar nenuodingas. Oho. Nežinau, kaip, bet žodžiu, paklausim, kokiu birbulio aurą patikrinti grybo. Tai kaip su mėnulio fazėm? Jo, iš tikrųjų čia yra toksai tikrai liaudyje įsitvirtinęs toksai manimas, kad yra tam tikros mėnulio fazės ir tada grybai arba labiau auga, arba bent jau auga būna kirmėlėti arba nekirmėlėti. Tai iš tikrųjų tai panašu, kad tiek pasaulio mokslininkai, tiek Lietuvos mokslininkai, mikologai sutarė, kad nėra mokslinio pagrindimo, kuris kažkaip tais rodytų, nes irgi ieškojau, vis pasižiūriu ten tų tyrimų, tai ten net ir tyrinėjo labai daug visokių šaltinių ir nenustatė kažkokios tai koreliacijos tarp tų grybų augimo ir jų, kiek jie labai kirmėlėti ir mėnulio fazių. Tai gal čia labiau... Nežinau, gal būna tiesiog sutampa, kad žmonės tada susieja kažkaip su mėnuliu, nors gal tai visai nesusiję su mėnuliu. Gal vis tiek ir gamtoje yra tam tikrai ciklai, tai netgi ir tie kirminėliai irgi jie nebūna ištisai visą laiką, nes vabzdžiai, viena rūšis vabzdžių dauginasi kažkuriuo vienu metu, tai gal tuo metu ir būna daugiau tų kirminėlių, paskui kitas ciklas. Tai taip. Bet jo, nėra iš tikrųjų taip paprasta ir pagal mėnulį. Tai nereikia žiūrėti mėnulį, tiesiog reikia grybauti ir... Jo, reikia kitas sąlygas stebėti, jo. Tai drėgmė, ką dar? Drėgmė, temperatūra, jeigu tai vasarą, rudenį augantis grybai, nes, jau aišku, kai labai atšąla oras naktis, tai tada sulėtėja grybų augimas, bet šiaip drėgmė yra pagrindinis toksai, jo. Ir būna aišku, kad šiemet pernai buvo gana daug baravykų, tai tikėtina, kad šiemet jų bus mažiau. Tai čia būna kaip ir su kokio vaismedžiais, kad obuolių būna vienais metais labai daug, kitais metais medis ilsisi. Tai irgi panašiai būna ir su grybais, kad gali būti toksai irgi ciklai tam tikri. Prisirinkom tų grybų, tikėkimės nenuodingų ir grįžom namo, tai kaip ruošti tos grybus, kad ir daugiausiai maistinių medžiagų visų išsaugotume ir apskritai, kad ilgiau laikytųsi galbūt tie grybai. Jo, tai aišku, jau renkant, tai aš mėgstu priminti ir kad pasistengti rinkti švariai grybus, nes gal kartais, nežinau, ten azartas pagauna, norisi labai kuo greičiau ten rauni meti tą krepšį ir renki. Bet, kas nutinka, kad mes, jeigu sumetam žemėtus grybus, tai net tie, kurie buvo švarūs, visi galiausiai gaunasi žemėti, kol mes jau juos ten namo atsinešam. Ir paskui mes turim juos ilgai valyti, plauti ilgai ir taip toliau. Tai kuo mes švariau surinksim. Ir aišku, patarimas rinkti grybus ne į kažkokį plastikinį maišą ar kibirą, bet į kokią nors pintinę, kuri yra kiaura ir ten gali cirkuliuoti oras, tai irgi tie grybai mažiau subliūkšta, mažiau susitrina. Ir tada, aišku, parsinešam namo ir dar reikia miškiai įsivertinti, kiek mes tų grybų apskritai gebėsim paruošti, suvalgyti, nes grybas yra toks produktas, kur, ne visai tinka pasidėti į šaldytuvą, ten visą savaitę turėti jų. Bet vis tiek jos reikia iškart kažkaip tai apdoroti ar konservuoti kažkokiu būdu.
Tai grįžę namo grybus nusivalom. Jeigu pavyksta netgi išvengti plovimo grybų, tai reikėtų išvengti, nes grybai šiaip jau savaime turi labai daug vandens savyje, kartais iki 90%. Tai mes kuo daugiau ten juos mirkom, plaunam, tai tuo dar jie daugiau absorbuoja vandens, tai vadinasi, tas skonis jau prasiskiedžia, gaunasi mažiau intensyvus. Tai jeigu ir plaunam, tai po tekančių vandenių tiesiog greitai nuplaunam, na ir tada jau priklauso nuo to, ką mes veiksim su tais grybais. Tai gal toks didžiausias mitas yra, kad reikia tada visus grybus į puodą ir virti. Virti dar prieš tai, kai tu juos ruoši kažkaip ar kepsi ar kažką, juos reikia virti. Tai iš tikrųjų daugumos grybų virti nereikia, tų baravykai, raudonviršiai, voveraitės, ūmėdės, jų nereikia virti. Virti reikia jau tokius grybus, kur bobausiai ten, kurie, jeigu neišvirsim, mes ten 3 kartus vedinamai patalpoj, tai nusinuodysim. Arba ten, būna visokie jau rudenį piengrybiai, kurie kartumo turi, trumo, tai juos tada jau ten paverda, kad tas skonis būtų geresnis. Bet šiaip įprasti grybai jų virti nereikia, juos reikia termiškai apdoroti. Bet tai reiškia mes, kad turim juos kepti, troškinti ar tai virti, bet to papildomo apvirimo. Nes kas nutinka, kai mes juos apverdam, tai vėlgi jie dar daugiau vandens prisigeria, praranda savo tekstūrą, dalis tų medžiagų, kur suteikia skonį ir kvapą, irgi tam vandenį ištirpsta. Na ir vandenį ištirpsta dalis ir labai gerų medžiagų, kurių turi grybai. Tai pavyzdžiui, senelėse grybų yra ir tokių beta-gliukanų, kurie imunitetui labai svarbus, tai jie tirpsta vandenį, tai mes paskui visus juos išpilam. Na ir tada tokia masė jau, kurią, tai tada suprantu, kad ne visi žmonės mėgsta grybus, nes tokia masė paskui tu jie iš juos kažką darai. Tai patarimas, kad tiesiog paieškoti skirtingų būdų, kaip paruošti skirtingus grybus. Ir gal net gerai kai kurias grybus atskirti. Tai tam pavyzdžiui voveraitės, tai pavyzdžiui labai geras būdas, kaip jas ruošti, tai yra tiesiog sausas kepimas. Tai reiškia, dedama nekaitintos keptuvės sluoksnį voveraičių, jos iškart pamatysim, kad paleidžia vandenį iš vidaus ir tą vandenį nugarinam ir tik tada dedam kažkokį sviestą, aliejų ar kažkokį kitą riebalą. Na ir jau tada toliau ruošiam. Ar tai baravykus atskirai kepsim ir labai verta kartais atskirai pakepti tiesiog grybus ant to paties gal sviesto ir pasižiūrėti, koks skonis, nes pamatysim, kad jie skiriasi labai tas skonis. Nes kai viskas yra su grietinėlė, ten dar spirgučiais, dar kažkuo, tai viskas pasidaro, tokio vienodo skonio gana. Tai va, o paskui kaip jau konservuoti, jeigu mes norim žiemai ten išsaugoti, tai visgi geriausias būdas yra džiovinti, nes sudžiovinus grybus jie gali laikytis, ten kad ir daug metų, jeigu jie nesudrėksta, jeigu jų kandis ten kokie maistinės neužpuola ir taip toliau. O kiti paruošimo būdai, tai jie turi savo rekomenduojamą laiką, ten tarkim šaldyti grybai, ten sako iki pusės metų laikyti. Marinuoti tik sezoną irgi, kad nelaikyti ten daug metų ir... Tai va, tai dar sūdymas, rauginimas, tai čia man tokia neatrasta dar niša, aš su senoliams turėjau irgi kalbėjau apie grybus, tai jų klausiau, kaip jie ruošia. Tai viena moteris sakė, tai kaip agurkus rauginu, su druska tada sluoksniuojat šiek tiek apvirtus grybus. Tai va, tai šito nesu įvaldžius šito paruošimo būdo, bet būtų labai įdomu. Ir gal irgi toksai niuansas yra su grybais, kad visgi, kai mes jau išraunam grybą, tai reikia turėti omeny, kad jis jau pradeda irti viskas. Mes jį atjungiam nuo maitinimo šaltinio ir dėl to reikia grybus iškart sutvarkyti, iškart juos kažkaip paruošti, nes kuo mes juos ilgiau laikom, tuo labiau irsta tos medžiagos viduje ir kai kurios gali transformuotis į nuodingas medžiagas. Tai lygiai ir taip pat reikėtų vengti ten, jeigu daug pasigaminam kažkokio patiekalo su grybais ir kelias dienas paskui mes jį ten valgom, tai irgi reikėtų geriau vienam kartui daryti ir suvalgyti viską. Tai daug grybų paruošimo variacijų tikrai išgirdom. Kuri tavo pačios mėgstamiausia? Ar turi kažkokį būdą? Receptą gal net? Aš tai dažniausiai džiovinu turbūt arba šaldau. Tai ten su marinavimu kažkaip tai nesu tiek įgudus, tai neužsiemu. Žinau, kad mama visada turės, tai ten per šventes iš mamos paimsiu. Tai va, tai džiovinti arba šaldyti toks man paprasčiausias būdas ir paprasčiausia laikyti.
O patiekalas koks mėgstamiausias, tai, na, aišku, mėgstu ir šiaip grybų įtraukti į bet kokius patiekalus, bet jau mano top patiekalas tai yra per kūčias šitie lietiniai su džiovintų grybų įdaru. Tai čia mama visą laiką gamina, bet čia mano jau galima nieko nebūti daugiau, tik šitas patiekalas. Tai va tai. Neatsisakytume. O vis kalbame, kaip išsaugoti kuo daugiau tų maistingų medžiagų, o apskritai, kokių tų maistingų medžiagų turi grybai, kuo jie naudingi mūsų sveikatai? Tai grybai yra iš tikrųjų, nepaisant to, kad, na, toks reikia gerai jos ten atidžiai pasirinkti, yra labai geras maistas. Tai viena, kad grybai turi mažai kalorijų, mažai riebalų, bet turi pakankamai daug baltymų. Tai vat kai kurie grybai, kaip kokie baravykai, tikrai turi labai didelę koncentraciją, ten gal 20-30% gali būti šitų baltymų grybose. Ir kuo dar ypatingi yra baltymai grybose, tuo, kad jie yra panašesni į gyvulinės kilmės baltymus, tai vat skiriasi nuo augalinių baltymų. Ir tai reiškia, kad jie mums lengviau yra pasisavinami. Ir jie turi visas amino rūgštis, tas 9, kurių mūsų kūnas nepasigamina ir kurį mums reikia susirinkti iš skirtingų maisto šaltinių. Tai va, tai tuo aspektu labai naudingi. Tada grybai turi įvairiausių vitaminų, tai įdomus gal toks faktas, kad grybai irgi pasigamina vitamino D. Tai jie turi berods ergosterolis, vadinasi medžiaga, kuri saulės UV spinduliuose virsta į vitaminą D2. Tai va, tai net jeigu mes grybus palaikysim saulėje, tarkim, ar net nusipirktus iš parduotuvės, supjaustytus kokių 10 minučių saulėje, tai jie netgi prisisotins daugiau vitamino D. Tada turi B grupės vitaminų visą krūvą mikroelementų, tokių kaip selenas, varis, kalis. Žodžiu, daugybė visokiausių. Tai yra, na, labai maistingi, kartais atrodo, kad grybai tai čia toks menkavertis maistas, bet iš tikrųjų labai, labai geras maistas. Na ir turi įvairių šiaip medžiagų, vat mano minėti beta-gliukanai, kurie padeda balansuoti mūsų imunitetą prieš uždegiminį, turi veikliųjų medžiagų, kurios veikia prieš uždegimiškai, kaip antioksidantai. Tai netgi turi tokio ergotionino, kuris dabar iš vis vadinamas čia longevity vitaminu, nors tai yra baltymas, bet kuris siejamas su neurodegeneracinių procesų prevencija, žodžiu, stiprus antioksidantas. Tai grybai turi, vat, kuo ypatingi, kad jie turi daugybę visokiausių cheminių elementų. Jie tokie kaip mini chemijos laboratorijos. Tai dėl to tas yra ir daug potencialo, yra ir šiek tiek rizikų, nes gali mūsų tiesiog kiekvieno kūną šiek tiek skirtingai reaguoti grybus, nes galimas būti jautrus kažkokiai tai medžiagai ir dėl to net įprasti grybai gali būti mums, na, netinkami valgyti, bet šiaip tai jo yra puikus maistas. Klausantis tavęs, aišku, kad grybų pasaulis yra didelis, labai gilus, su daugybė niuansų. Ar turi rekomendacijų, ką sekti, ko klausytis, ką skaityti, jei nori pažinti grybų pasaulį? Aišku, tave pirmiausia, mes tikrai rekomenduojame, jei to nedarot, bet gal tu turi savo favoritų? Taip, tai mano, turbūt mėgstamiausia knyga yra Raizgus gyvenimas, tai vat puikiai išversta į lietuvių kalbą, Entangled Life angliškai, tokio Merlin Sheldrake'o, jauno mokslininko, labai fainai parašyta. Tai ta knyga tinka ir tiem, kurie nieko nežino apie grybus, ir tiem, kurie žino nemažai, nes gali ten gilintis, eiti į nuorodas, žodžiu. Tai va, tai labai gera knyga, tokia labiau irgi su tokiais šiek tiek filosofiniais pamastymais apie tai, kaip mes čia gyvenam tam pasaulyje, koks mūsų santykis su kitais gyventojais. Tada, na, toks gal jau prieš kurį laiką padarytas, bet, na, visai įdomiai filmas Fantastic Fungi, tai Netflix'e galima rasti. Tai jis jau toks moderniai nufilmuotas su visokiais timelapsais, viskas ten kruta juda. Tai irgi ten toks visai apžvalga iš skirtingų perspektyvų apie grybus. Na, gal šitie pagrindiniai. Na jo, ir jeigu smalsu, tai grybų pasaulis LT galima, arba socialiniuose tinkluose, va, aš irgi daug dalinuosi tų istorijų. Pati mėgsti skaityti ar klausyti? Kaip turinį dažniausiai renkiesi? Visaip. Ir dažnai, kadangi jeigu skaitau apie grybus, tai mėgstu skaityti, nes galiu pasibraukti, galiu ten užsifiksuoti, nes kai klausau, tada man tiesiog norisi sustoti ir užsirašinėti, tai gaunasi toks komplikuota. Bet jo, iš tikrųjų visi kanalai
Mes nesam tikros, ar audiotekoje rasi kažką apie grybus, bet mes turim tau dovaną 3 mėnesių audiotekos prenumeratą, kur tikrai galėsi pasiklausyti, jei ne apie grybus, tai apie kažką kitą, neabejojam, kad rasi to turinio ten. Dar nepalėtėm kitos grybų pasaulio šakos, tai funkciniai grybai, kurie tikrai dabar yra labai populiarūs ir madingi. Kas tai, ką apie juos reikėtų žinoti? Tai funkciniai grybai tai iš esmės yra grybai, kuriuose, nustatyta gal didesnė koncentracija tų veikliųjų medžiagų. Tai mano ir minėti beta-gliukanai, ten yra terpenai įvairūs, kitos veikliosios medžiagos, kurios tiesiog gali padėti potencialiai mums jaustis geriau. Tai aišku, pagrindiniai tie funkciniai grybai skaitomi, tai yra ir lion's mane labai toksai liūto karčiai, taip liaudiškai vadinami. Pas mus tas grybas neauga, bet yra auginamas, tai grybas, kuris vadinamas smegenų grybu, nes nustatyta, kad padeda jisai neuronų sveikatą palaikyti, žodžiu, kai jau mes dėl įvairių priežasčių poveikio aplinkos ir senėjimo tie neuronų tinklai, žodžiu, ten silpnėja, tai šitas grybas gali padėti stiprinti tos tinklus ir atkurti, žodžiu, neuronų dangalą ir šiaip yra puikus ir prebiotikas, ir priešuždegimiškai veikia, tada reišį, šitaki tie patys, čiaga Lietuvoje gal gerai pažįstama juodasis beržo grybas, nes iš šiaurinių regionų, kordisepsas ir daug kitų. Tai aišku dabar yra visai jau kuris laikas ant bangos šitie visi gaminiai, tik tai gal toks iššūkis yra, iš tikrųjų atsirinkti kokybišką produktą, nes visko gali rasti, tai toks patarimas, jeigu kažkas nori tikrai kaip papildą naudoti, tai kuo tai skiriasi nuo tiesiog grybų, kuriuos pasikepam keptuviai, tai paprastai tie grybai yra specialiai apdoroti taip, kad maksimaliai ištrauktų tas veikliasias medžiagas, nes viena, kad grybų senelės yra sudarytos iš chitino, tai yra pakankamai kieta, sunkiai mums virškinama medžiaga ir tose senelėse jau yra tos gerosios medžiagos ir dėl to reikėtų rinktis ekstraktus. Tai ekstraktai reiškia, kad tas grybas buvo apdorotas skirtingais būdais, tai ten ir suardant tas senelės ir vandeniu, karščiu ir alkoholiu, tai būna skirtingi būdai ekstrahavimo suderinti kartu. Ir tai reiškia, kad maksimaliai prieinamos tos tampa medžiagos ir dar jos yra labiau koncentruotos. Nes dažnai būna produktai tiesiog džiovintų grybų milteliai. Tai fainai, galim tai papildyti savo racioną, bet tų medžiagų koncentracija ten bus žymiai žemesnė. Kadangi to maisto papildų tikrai dabar pastaruoju metu su funkciniais grybais tikrai yra daug ir galima rasti ir internete, ir vaistinėse, tai irgi kaip žmonėms pasirinkti, kad nežinau, ne tiesiog pagal skambią pakuotę ar žiūrėti kažkokios, ko tau reikia, ar visgi pasitarti reikėtų su gydytoju. Bendra rekomendacija su gydytoju, tai tikrai pasitarti, ypač jeigu žmogus turi kažkokių specifinių ligų, vartoja vaistus, nors grybai šiaip nėra konfliktiški su vaistais ar kitais net tarpusavyje skirtingi grybai, jie nekonkuruoja, jie papildo tą poveikį, o ieškoti tai reikėtų žiūrėti, kad tai būtų ekstraktas, tai ar tai būtų skysto pavidalo ar kapsulėse, tada žiūrėti, ar pardavėjas pateikia pakankamai informacijos, iš kur tie grybai atvežti, ar yra tyrimai kokybės, ar tai yra svarbu, kad ekologiška tai būtų, nes vadinasi, tada turi būti užauginta ant švaraus substrato, švarioje aplinkoje. Ir gal tai pagrindiniai tokie, nes kartais labai mažai tos informacijos, tos nesuprasi, ką tu čia perki ir tada, aišku, gali pirkti bet ką, nes kartais gali net nusipirkti tiesiog, jeigu, tarkim, ant kokių kviečių ar ryžių auginami grybai ir tada visa ta grybiena su tais kviečiais ar žodžiu, grūdiniam kultūrom yra sumalama ir sudedama į kapsulės ir tai, pavyzdžiui, Amerikoje gali vadintis tiesiog iš grybų pagamintas 100% grybų produktas. Tai, bet tu realiai moki už ten krakmolą ir kažkiek tai grybienos priemaišų. Iš tikrųjų tas kokybės užtikrinimas visų papildų yra toks labai, klausimas, nes gali įsivežti skirtingus produktus, bet ar tikrai perki tai, kas parašyta, tai... Vis dažniau grybus augina ir namuose, galima įsigyti specialius rinkinius, kur ten pradžiamokslis grybų auginimo ir mano namuose jau verda diskusija, ar čia reikia auginti ar nereikia. Ką tu pati patartum, nuo ko pradėti, ar eksperimentuoti, ar gal sakytum, kad kam to reikia?
Na, labai, man atrodo, fainas užsiėmimas, ypač kai nesezonas, kai va dabar, negalim miške jau tiek nueiti prisigrybauti. Tai man pačiai labai patiko eksperimentuoti, tai tikrai nusipirkus kažkokį rinkinį, tai gal paprasčiausiai yra kreivabudės, nes jos tokios grybai, kurie paprastai labai auga, tą gali daryti namų sąlygom, nereikia kažkokių ypatingų susikurti ten šiltnamėlių ir taip toliau. Ir labai tiesiog smagu pamatyti tiesiog, kaip tie grybai auga. Tu matai, kad kaip jie susiformuoja mažiukai, tie vaisiakūniai, tada per kiek laiko išauga, tada tiesiog nusiskini savo iš po stalo ir gamini. Tai tokia gaunasi visas procesas. O dar man įdomiau, nes gali nusipirkti jau paruoštą kažkokį ten maišą su substratu, tiesiog prapjauni ten ir lauki. Bet dar įdomiau šiaip eksperimentuoti su tom pačiom kreivabudėm, kad nusipirkti tiesiog galima maišelį grybienos. Na ir tada aš, pavyzdžiui, auginau ant kartono dėžių. Prisikaupė pakuočių pas visus, nuo siuntinių, tai jie susiplėšai smulkiai, užpili karštų vandenį, užplikai, palaikai, atvesini, nusunki ir tada pasidarai kibirėlį, paimi kažkokį ir sluoksniuoji kartono, tos grybienos, prasipjauni skylutę. Na ir tada gali stebėti, kaip ta grybiena ten po truputėlį tą kartoną apauga, kaip toksai baltas debesėlis užauga ir tada lauki grybų ir išaugini grybus iš esmės iš šiukšlių. Ant šiukšlių užauga tau grybas ir tu valgyt gali. Edukacija namuose tokia. Jo, biologijos pamoka būtų stebėti, kaip tai vyksta. Taip, ir man atrodo, su vaikais irgi labai fainai tą pamatyti, nes gali ir tą grybieną matyti ir kaip susiformuoja, viskas ir supras, kad grybai yra tokie unikalūs, kad jie gali praktiškai organinės atliekas valgyti ir maistą gaminti. Žiedinė ekonomika. Jo. O dar viena šių dienų aktualija, tikrai dažnai mūsų žiniasklaidoje aptariama yra musmirės, tai yra kelios musmirėse esančios medžiagos įtrauktos į narkotinių sąrašą. Kaip jūsų, kaip grybų mylėtojų ir apskritai šio pasaulio ekspertų bendruomenė reaguoja į šią žinią? Ekspertų tai nežinau, dar nekalbėjau, bet čia buvo tokia netikėta kažkokia naujiena, kur net taip ir man atrodo daugelis žmonių, nes man atrodo, yra žmonių, kurie dabar yra tiesiog jau potencialūs nusikaltėliai, laiko draudžiamas narkotinės ir psichotropinės medžiagas namuose, kur susidžiovinę musmirių ir pamiršę, kad jas turi. Tai buvo iš tikrųjų netikėta, žmonių bendruomenė, kuri domisi musmiriam arba ten jas vartoja ar dar kažkaip tai, tai irgi visi kažkaip taip šokiruoti ir pasipiktinę atrodo. Ir atrodo, kad tiesiog dabar musmerių tas visas vartojimas pasitraukia į kitas erdves mažiau, kurias sunkiau susekti, į kažkokį undergroundą. Ir tiesiog tie žmonės toliau vartos ir ras būdų, kaip tą daryti. O man tai šiaip, man kyla daug klausimų, kad aš suprantu, koks yra tikslas tokių įstatymų ir tokių medžiagų, nes pagrindinės dvi veikliosios medžiagos musmerėse esančios yra šalia kokaino, heroino, metamfetamino ir kitų tikrai įrodytų labai kenksmingų žalą darančių narkotinių medžiagų. O tuo tarpu kokią grėsmę kelia musmerėse esančios medžiagos, ar tikrai tokią pačią, tai tikrai ne. Pagal, aišku, duomenų trūksta, bet pagal tai, kokia yra statistika, ar tikrai žmonių tiek miršta nuo musmerių, nemiršta daug. Net nuo visų grybų, jeigu bendrai paimtume statistiką pasaulį, tai jų nemiršta tiek, kiek neapsinuodė, kiek apsinuodė žmonių alkoholiu ir taip toliau. Tai dar irgi kyla, kaip buvo nuspręsta, kad čia reikia griežčiausią sąrašą įtraukti, nes tai reiškia dabar, kad jeigu turi musmerių, iš esmės tave gali nubausti baudžiamąją atsakomybę, o jeigu tu ten kažką pasidalini musmeriam su kažkuo, tai yra platinimas iki 15 metų. Tai yra toksai daug klausimų, kaip čia dabar, ar turės resursų, tai žodžiu, policija ir tie, kas užtikrina šito įstatymo vykdymą ir priežiūrą, kontrolę, sužiūrėti, ta prasme, tai miškas yra pilnas musmerių. Tai, tai daug klaustukų, įdomu, kaip čia buvo nuspręsta įvertinta iš tikrųjų, ar tikrai toks sprendimas čia dabar prevenciškai apsaugo žmonės nuo eksperimentavimo su musmeriam, ar tiesiog, nes, man atrodo, daug svarbiau yra edukuoti, kalbėti apie tai, kad žmonės, kurie nori pabandyti, kad jie suprastų bent jau rizikas, žinotų, ką reikia įsivertinti.
o ne tiesiog uždrausti ir visiems baudžiama atsakomybė dabar užkalti. Žiūrėsim, kaip tos musmirės toliau gyvos. Įdomus bus sezonas. Musmirių laukia pokyčiai musmirių pasaulio. 2025 apskritai yra vadinami grybų atgimimo metais ir tikrai grybai tampa vis populiaresni, ką ir kalbėjom ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Štai ir BBC atkreipė dėmesį pagaliau į mūsų Dzūkijos miškus. Ką pati pastebi, kaip keičiasi grybų populiarumas, kokios užsienio tendencijos, galbūt sulaukiam daugiau svečių iš užsienio, kurie nori sužinoti daugiau apie grybus. Nu, įdomu, aš taip kažkaip gal neskiriu gal tiek dėmesio būtent maisto tendencijom. Lietuvoje, man atrodo, nežinau, ar Lietuvoje labai keičiasi, turbūt vis tiek tie grybai jau buvo dalis ten restoranų, tarkim, kažkokių patiekalų meniu. Gal ką pastebėjau, kad turbūt daugiau žmonių bando ir prisipratina tos egzotinius grybus, tai tas susijęs su tuo, kad daugiau grybų auginama, tai kaip šitakė, pavyzdžiui, man atrodo, jau tampa toks labai įprastas grybas ir tos pačios kreivabudės, tai kur anksčiau gal žmonės taip labiau skeptiškai žiūrėjo, labiau buvo primtini tie tradiciniai mūsų miškų grybai. O šiaip užsienį, tai man atrodo gal tokia bendra tendencija, kad ieškoma tų natūralių produktų gamtoje ir tokių natūralių paruošimo būdų. Tai grybai vienas iš jų, ypač tie laukiniai miške augantis grybai. Ir man atrodo, ieškojimas jų skirtingų paruošimo būdų, ne tik, kad viską grietinėliai ruošti, bet ten visokiausių nuo visokiausių kepimų patiekalų iki desertų, grybų naudojimo desertuose. Na, o kitas turbūt trendas čia gal susijęs su tuo, kad grybai kaip alternatyva mėsai, nes, vis tiek tas klausimas yra, žmonių daugėja, poreikis mėsos daugėja, bet, su tiek resursų, kiek turim, tai mes tikrai to poreikio negalim patenkinti ir tada labai svarbu rasti, tas alternatyvas maistingas, ką mes čia galim valgyti ir grybai tikrai yra, man atrodo, labai perspektyvus produktas, nes jeigu lyginsim augalinius produktus, kurie mėgina atkurti mėsos ten tekstūrą ir išvaizdą, ir grybų pagrindų pagamintus produktus, tai jie yra žymiai pranašesni. Tai vien dėl to, kad, aišku, Europoje gal tos technologijos lėčiau juda, bet kitur tai net yra grybiena auginama tokiuose padėklose, skystoj terpėje, tu užsiaugini iš esmės tokį kilimėlį, grybienos, tokį debesėlį. Ir tas jau yra labai maistingas pagrindas, su visais tais baltymais, mineralais ir vitaminais. Ir jau pati tekstūra yra gana panašiai į mėsos, nes visos tos gijos, grybieno, žodžiu, ir belieka tik tais, tenais suteikti spalvą, kažkokį skonį ir tu jau gali naudoti įvairiai labai. Kur tuo tarpu augalinį produktą padaryti, tai reiškia, tu turėsi skirtingų ieškoti baltymų, jie turės specifinį skonį, ten ar sojos, ar žirnių, ar panašiai. Jos turėsi labai apdirbti stipriai, ten pridedant druskų, riebalų ir taip toliau. Ir jeigu paskaitytume sudėti tų augalinio alternatyvių produktų, tai jau nebesuprasi, ką tu čia valgai. Tai aišku, tada norisi rinktis natūraliusnius produktus. Tai tai grybai yra labai net neperdirbti, kaip maistas jau yra labai maistingi. Perspektyva irgi, kad gali auginti ant organinių atliekų, net šalyse, kurios skurdžiai gyvena, žmonės gali išmokyti ir jie galės auginti patys tus grybus. Tai, man atrodo, tame įdomina irgi grybus visokie inovacijų ieškotojai. Ir turbūt Lietuvos, pavyzdžiui, visgi daug šalių galėtų sekti, nes tikrai pas mus įprasta net ir nuo mažens ten grybų kotletukai ir taip toliau, net be mėsos, tai mes visai pažengę šitoj srity. Ir dar ką, Laura kaip tik pastebėjo emodžius žiūrinėdama, kad grybas yra tik prie augalų, o mes turbūt iš karto prie maisto emodžių tu dėtume telefone, tai irgi įdomu, nes gal kitose šalyse nėra taip kaip mums kraujyje tie grybai turbūt yra, nuo mažens močiutės ruošia ir taip toliau, tai turbūt gali ir Lietuvos pavyzdžiui, neveltui mūsų dėmesys yra atkreiptas. Ir dar artėjant jau į pabaigą, tai edukuoji ne tik per socialinius tinklus, ne tik eidama štai pokalbis, bet ir vedi gyvas edukacijas. Tai kaip jos atrodo, kokie žmonės susirenka, kas domisi labiausiai grybais? Susirinko, tai sakyčiau, žmonės, kurie šiaip leidžia laiko gamtoje ir kuriems įdomu sužinoti daugiau, eini pasivaikščioti ir nori daugiau suprasti.
Tai tokie žmonės, o kaip vyksta, tai mes tiesiog keliaujam į mišką ir ieškom grybų visokiausių, mokomės juos pamatyti, nes iš pradžių reikia išmokti pamatyti grybus skirtingus, nes gal turi savo akis moka atpažinti baravyką, ten voveraitę ir panašiai, bet grybų yra labai galybė visokiausių formų, dydžių, spalvų. Tai juos įvairiausiai tyrinėjom, pauostom grybus, nes kvapas gali labai grybų nustebinti. Ir tada aš pasakoju labiau apie, kaip čia tie grybai miške, ką jie čia veikia, kaip jie čia gyvena, kaip čia atrodo, kur čia ta grybiena. Nes, viena yra kažkaip tais gal per tokias skaidrės papasakoti, per nuotraukas, o kita jau gyvai kažkaip tais tą pajausti, pamatyti. O turi kažkokius mylimiausius miškus ar į skirtingus leidžiatės tas edukacijas? Į skirtingus, priklausomai gal nuo to, kur žmonės yra, bet toks mano vienas mėgstamiausių, tai aš pati, kadangi gyvenu Trakų rajone, tai Varnikų miškas, tai man labiausiai patinka seni miškai, tai dažniausiai aš mėgstu juos ir keliauti, nes ten tiesiog didžiausia įvairovė ir daugiausiai gyvybės. Tai dar Aukštadvario regione mėgstu miškus, bet būna ir Vilniuje, einam Vingio parką, Verkių parką irgi. Kada prasideda grybų sezonas? Šiais metais gal jis nesibaigė, ne? Bet maždaug kada galima tikėtis jau. Jo, tai jisai kaip ir nesibaigė, nes dabar artimiausia edukacija yra vasario pradžioje, vasario 8. Tai kaip ir nesibaigė iš tikrųjų tos dabar jau sezonas. Aišku, susidomėjimas didžiausias tai vis tiek jau yra vasaros gale, rudenį, nes jau tada visiems įprastas laikas, kada jau reikia apie tos grybus galvoti. Bet šiaip tai irgi įdomus, nes ir pats miškas labai skirtingai atrodo skirtingais sezonais. Tai man irgi dabar labai patinka miškas, nes jis yra labai drėgnas, nėra žolių, žalumynų, viską matai labai toli, tai toks atsidengia tiesiog kiti dalykai. Na ir galiausiai, toks turbūt jau sunkiausias klausimas, kaip tavo gyvenimą pakeitė grybai ir ką tau reiškia tavo gyvenime, kokią dalį užima tavo gyvenimą? Grybai užima vis didesnę dalį, tai čia mano yra viena pagrindinių veiklų, o kaip pakeitė, tai tiesiog man suteikia tokio, dar vieną sluoksnį, kaip aš galiu patirti aplinką, kurioje gyvenu, kaip aš matau gamtą ir kaip, grybai yra tokia mano gal ir perspektyva, kaip aš domiuosi apie tai, kaip viskas čia aplink mus veikia. Tai, man smagu ir buvo ir per karantiną atrasti, kad gali eiti tuo pačiu takeliu kiekvieną dieną, bet jeigu tu atkreipsi dėmesį į skirtingus, nežinau, ten samanų kopstelį iš arti pasižiūrėsim, tu pamatysi, kad čia kiek skirtingų lapelių, kažkokių tekstūrų, faktūrų, formų, tai toks tau visiškai prasiplečia, tas pats atrodo tavo aplinka, bet jinai gali kiekvienu sezonu vis kitaip atrodyti, kiekviena ta detalė taip atsiveria. Tai taip man ir grybų pasaulis iš tikrųjų yra toksai, kad matosi tik Lietkalnio viršūnė, bet tu gali gilintis kiek tik nori ir tavo perspektyva visai pakeičia, kad tu esi tik tai žmogus viena iš dedamųjų dalių čia, bet iš tikrųjų net neįsivaizduoji, kaip čia viskas aplink sąveikauja. Dar laukia daug tyrinėjimų, daug pasidalinimų su žmonėmis, tai ir ačiū už tas edukacijas, už tai, kad žmonės švieti tikrai šiuo klausimu, kur atrodo, čia apie grybus mes viską žinome, o iš tikrųjų dar labai daug nežinome, tai ačiū, kad atvykai, kad su mumis bent dalelę to pasidalinai, nes turbūt tikrai reikėtų daugiau nei valandos, tai... Ačiū, kad leidai pasivaikščioti po tą Lietkalnio viršūnę, kuri yra grybų pasaulio, tai tikrai buvo labai įdomu ir neabejoju, kad dažnam buvo tikrai labai nauja, nes jeigu mūsų tėvai tikrai labai gerai pažįsta grybų pasaulį, mes tikriausiai esame ta karta, kuri truputį menkiau jį pažinojo, galbūt ne viską išmokom, nes čia, tai grybai. Reikia mokytis iš naujo. Kada nors. Tai tikrai manau, kad tai, ką tu darai, yra labai labai prasminga, kad galėtume išmokyti grybus ir savo vaikus, kad kažkaip nedingtų tai, ką sukaupėm. Tai ačiū tau, ačiū jums, kad žiūrėjot, ačiū Audiotekai už garsą, vaizdą ir lauktuves, kurias atiduodam į rankas mūsų pašnekom. Ir mano sako už šios gražius patelikus. Iki kito karto. Ačiū ir iki.